Mielos moterys, jei jūs ieškote vyro santykiams ir pastoviai ateina tokie vyrai, kurie turi problemų su alkoholiu, kurie turi kažkokių kitų priklausomybių, kurie ieško mamos, kurie nėra emociškai atsivėrę, kurie dar kažką ir ta puokštė jinai nesibaigianti. Tai yra ne jų kaltė ir tai yra ne jūsų kaltė, o tai kieno kaltė. Tai yra programos jūsų galvoje apie vyrus. Kitais žodžiais, ką tu galvoji apie vyrus. Ir esmė yra, ką mama kalbėjo, darė, kaip elgėsi su vyrais, ką močiutė kalbėjo, darė, elgėsi, ką galvojo apie vyrus. Ir taip per moters liniją ta vadinama karma eina toliau. Tos programos, kurios eina nesąmoningai, susideda į galvą ir paskui copy-paste. Tai provokacinis metodas yra ypatingai veiksmingas, kada aš provokuoju ir išlenda. Pagaliau tie išlenda tarakonai, sliekai visi, kur iš giminės karmos ėjo iš kartos į kartą. Ir tada galima labai gražiai į tai pasižiūrėti, padėkoti, paleisti ir instaliuoti kitą softą, kuris duos gerą, malonų ir veiksmingą rezultatą.